Susipažinkite su Luku, dirbančiu ES piliečiu pavargusiu nuo popierizmo tvarkant reikalus su skirtingomis šalių narių administracijomis. Ar yra kas padėtų akimirksniu žinoti, kokius duomenis joms privalu pateikti skirtingais atvejais ir kur juos rasti? Skaitmeninių paslaugų portalas Your Europe su vienkartinio duomenų pateikimo principu Once Only gali viską palengvinti. Tik kaip? Once Only techninė sistema suranda, kokie duomenys reikalingi vienos valstybės narės procedūroms ir kokius duomenys gali pateikti kita valstybė narė ir automatiškai sujungia šiuos šaltinius. Taip piliečiams ir verslams nebereikia ieškoti ir stengti suprasti, kokie dokumentai ar duomenys yra lygiaverčiai skirtingose valstybėse narėse. Sistema pati suranda reikalingus duomenis, kai vartotojas to paprašo, kaskart tik su aiškiai duotų piliečio sutikimu. Once Only principas lemia efektyvesnės ir saugesnės administracinės procedūras, greitesnį paslaugų teikimą piliečiams ir verslams, patikimą viešųjų dokumentų ir duomenų apsikeitimą visoje ES. Tai reiškia daugiau laisvės studijuoti, dirbti, keltis gyventi, išeiti į pensiją ar pradėti verslą bet kurioje ES šalyje. Kad suprastumėte tai geriau, panagrinėkime keletą pavyzdžių. Pavyzdys numeris 1. Studijuoti užsienyje. Lukas internetu stoja į magistro studijas Nyderlanduose, tačiau tam turi pateikti savo bakalauro diplomą iš Lietuvos. Šioje situacijoje Once Only principas leidžia pateikti savo originalų diplomą Nyderlandų universitetui itin paprastai, saugiai ir be jokių papildomų diplomų autentiškumo patvirtinimų. Pavyzdys numeris 2. Plėsti verslą Europoje. Po studijų Lukas nusprendžia imtis verslo. Pradėjęs Lietuvoje, jis nori toliau plėstis Ispanijoje. Tik nelabai žino, į kokias institucijas dėl to kreiptis. Laimiai, jis randa visą informaciją portale Your Europe. Dėka Once Only vienkartinio duomenų pateikimo principo, Luko verslo registracijos dokumentai išduoti kompetitingos institucijos Lietuvoje be papildomų paieškų gali būti tuoj pat bendrinami su kitų ES šalių administracijomis. Vos Lukui pateikus užklausą. Viskas taip greitai? Pavyzdys numeris 3. Gauti vaiko priežiūros išmoką. Luko šeima dar gyvendama Ispanijoje susilaukė vaiko. Viskas nuostabu, išskyrus nesutvarkytus dokumentus. Once Only principas leidžia Lukui gauti vaiko gimimo liudijimą iš Ispanijos ir leisti prie jo prieiti Lietuvai itin saugiai ir patikimai. Tuomet Lukas gali gauti vaiko priežiūros išmokas be jokių papildomų kelionių ir dokumentų patvirtinimų. Pavyzdys numeris 4. Perkelti automobilį. Lukas nusprendžia grįžti auginti vaiką Lietuvoje, todėl jo automobilis pirktas Ispanijoje taip pat turi tapti registruotas Lietuvoje. Once Only principas leidžia pateikti transporto priemonės registracijos sertifikatą internetu Lietuvos institucijoms lengvai ir patikimai, be jokių papildomų autentiškumo patvirtinimų. Sklandi kelionė namo. Vienkartinio duomenų pateikimo principą Once Only savo administracinėse procedūrose pradeda taikyti vis daugiau ES šalių. Dėl to visi gali sutaupyti laiko ir pinigų. Taip pat ir Lukas. Jis gali lengvai rasti ir bendrinti originalius dokumentus tarp visų valstybių narių. Greitai, saugiai ir kiekvieną kartą su atskiru sutikimu. Dokumentai sutvarkyti. Gyvenimas važiuoja į priekį.